تصور الحق؟ Atėjo 120 eurų. 120 eurų. Keliausiu toliau. Lietuva, aš negaliu. Per visą bažnyčią rėkia. Taip. Negalima dėtis baksą. Visi atsisuko ir pamatė. Sakė, atėjo čia keliauk, smagu bus. Su tėčiu keliaujame iki Eurazijos. Šiandien yra 6 diena, 4 video ir esame Turkijoje. Šaunam pas turkėzus. Tėtis labai nori išbanyti gatvės maistą. Tik tai reikia kitą į Azijos pusę persikelt mums. Viską turi minį į Azijos pusę, jo, tai kad Stambulas yra 2 pusės, tipo Europinė dalis ir Azijos dalis, skiria 2 tiltai praktiškai. Bet dabar bandom nušutinti į 30 minučių turą už 20 kažkiek eurų į požemius. Turėtų būti fainai. Gerai. Čia Nightography video Samsung, va kaip tik. Bum. Toks va. Atrodo kaip Disneylandas. Ten kiek greitai paima nuotraukas pačias ir kaip gražiai išlaiko high dynamic range tarp šviesių partų ir tamsių partų. Eik tu, nu bet tu pažiūrėk į šitą šedevrą apšviestą. Nes čia tai iš karto, vat kitas vaizdas, jeigu nebūtų apšviesta, tai čia galvotum, kad gigaga. Muhammedun Resulah. Ir Pilvas matosi ar ne? nesimato pilvo, normaliai yra. Viskas matosi. Lukai. Kokia vieta, kokia aikštė. Įkt. Kaip epik atrodo. Aš nenoriu nieko rasistiško pasakyti, bet jaučiuosi koks Muhammed Ali. Tiesiog, nu, ką turiu menį arabas. Nu ką, privertė batus mautis. Šnip, šnip. Žmogelis visus turi sužiūrėti. Nu, daug čia žmonių sukasi. Kaip liustro žemai pakabintos, ne? Žiūrėk, visas. Nu, labai žemai. Dar aukštesnis koks žmogus už mane ir jau liest. Ai, negalima su trumpam keliam čia eiti, ne? Taip. Negalima su sijonais ateit. Ant tiek big rūmai. Biškai net gal apsisuko iš tikrųjų. Aš jau ten pasidėjau batus, norėjau dėtis, tėtis su mane. Lukai! Per visą bažnyčią rėkia. Taip. Negalima dėtis batus. Visi atsisuko ir pamatė. Biškai gėdas pridarė. Sakė, su tėčiu keliauk, smagu bus. Kai taupaisi pinigus kažkam ir tada grįžti su tėvais pagyventi. Tai noriu padėkoti vėl Samsungui, ačiū geriems mūsų dabar draugams. Naujausiai Samsung Galaxy S26 išėjo jau šį mėnesį. Man ir mano tėčiui davė prieigą prie telefono daug anksčiau negu visiems kitiems, tai to labai džiaugiuosi. Anąkart jau pakalbėjom apie Samsung privacy režimą, kur iš šono nieks negali matyti tavo ekraną. Šį kartą eime pažiūrėti Nightography modo, nes Nightography nuotraukos bus banger, šviesesnės negu į šviesmečius keliauti ateityje. Šitoj vietoj tikrai yra pakankamai tamsu, aš jums norėčiau parodyti. Pažiūrim, kaip Samsung susitvarkys su nakties režimu. Pastebėjau su šitu, jeigu įsijungi atskirų nakties režimu, va štai čia, tai greičiau paima tas nuotraukas naktinės. Šnapt, bum. Turim Sharp nuotrauką, galima įmatyti, koks to žmogaus veidas. Belekiek žmonių, šiauriai daug žmonių parke. Gerai arbatą, susėdė moteriškės. O ir fontanėlis čia gražus per centrą. Manysim nueiti dabar iki šitos Sofija. Turn left toward Yerebadan Caddesi. Google aš pažadu į šitą mečetėlę užsukti. Jeigu leis įeiti irgi nekainuos įėjimas, tai užeisim. Yeah. Okay. Thank you. Nebe visiting hours, ne? Jo, maldai tik tai renkasi. Basilika Cistern. Nu, ir kaip ją įeit? Hello. Just have a look my menu. Sorry? I say just have a look my menu. No menu. Just look my menu. We don't really want to eat right now. We're searching for Basilica Cistern. Do you know? There's people waiting Basilica. Oh. All of these? Yeah, for Turkish people. Because today is free for Turkish people. Yeah. I see. Yeah. Okay. Okay, yeah, you can go there. You are And- tourist because. I'm You are what? tourist. Yeah. Yeah, not Turkish people. Yeah. You can go. Yeah, you don't Tipo beilės? Without like waiting in line? wait. No, we don't wait. Go there, they will have you. Tomorrow, do you have time? Tomorrow is better for you. This time, your morning, because like inside so busy. Aha. Okay. Okay, thank you. Thank you. Tai tipo, mums nereikia laukti eilėje, ne? Nu, aš nežinau. Jo, turbūt, taip supratau.
Nu gerai, einam pažiūrėsim. Visiems turkam tipo nemokamai, o turistai susimoka. Ai, dėl to jie čia ir eiliai laukia, tipo, jo? Kaip sakė, 2 dienas nemokamai yra, kada turkam ir dabar viena iš tų dienų. Jo, va, sako, va, eilė. Čia. Va, pas tą moterį šitą dar reikia paklausti. Ar mums reikia laukti kaip turistam, ar mes galim eiti, ar ne? Nu, jo. Bilet al değil, işlemler radar QR'a tıklayacak. Sorry, did you buy a ticket? No. Radar QR. It's free? Free. Okay, thank you. Not by ticket. Okay. Do you speak English? Yeah. Your entrance is from downside, not from here. Go to direct the entrance. Okay, thank you. Thank you. Shit kaip. Nu, jeigu tiek žmonių eina, tai gal verta pamatyti, blema. $6,000. O, tai čia realiai kaip, Baseinai kažkokie, ne? nu, Bet ar čia vandens saugykla ar kas čia, nesuprasi. o čia, nu, dėdė dabar. Nice. Kiek pinigėlių primesta. Pasilieki čia nardymų kaukę, paskui užsidėdi panardai biškį ir Nu. nesijaučia tos drėgmės, kad būtų labai, ne, tokia, nu. Pažiūrėk, kai gerama ant išlaikymų. Ateini va į tokią vietą ir neturi ką daryti per tamsias nuotraukos. Dėl to yra Samsung Galaxy S26 telefonas. Arba tos pačius selfius pasimti. Irgi sakysiu, ne, blogai fotkina mano per tamsų, žiūrėk. Barabim, barabam. Žiūrėk, medūzos. Mačiau. Geros. No. Viena sudaužyta. Gal net ne viena. Tos kolonos vienos vienokios, kitos šitos, o žiūrėk, kitokios vėl ta kitokia. Čia tos kvadratinės kolonos. Nu, ta prasme, bliama, paskirtis čia. Nu, bet nežinau, kiek čia yra 30 € dalykas. Tiesa, čia Instagrameriam tai iš vis kosmosėlis, jie čia pasakė dar kažką. O, koksai Šaltas? šiurkštus man. Ai, wow. Nugarą gerai pasikasyti tokią nebūtų. Nu tai va tokia vietelė, šiaip užskaitau, tikrai fainai, gražu. Bet manau jo, kad overpriced, tikrai. Biški. Persmaugė turkai su kaina. Jie daug žmonių, ypač vat, kai nemokamas mums siūlė, sako, ryte eikit. Geriau bus, bet Bet va visos kolonos sutvirtintos tarpusavį, kad neklibėtų jos. Aha. Po tiek metų su neonkė apšviesta. Nu to tiesiog kamoliukas. Po to šviesa ir mano striukai gerai atrodytų turbūt. O įdomu, jeigu bėgčiau dabar per vandenį, mane gautų apsauginį ir irgi liptų į vandenį. Atsimeni, mes žiūrėjom, kad būtų 20-30 €. 35. Nu, 35? nu, tu pasižiūrėk, kiek sumokėjai. Aš dabar pasiverčiau tas turkiš lyrą, kur mačiau. Tai dabar, blema, net bijau žiūrėti dabar. Ar aš blogai pažiūrėjau? 22. Ne. 22 šiam 6. Žiūrėk, 6,000. What the fuck? Tai va, po šiam Va eurų. dabar atėjo Atėjo 120 €. 120 €. Aš jau sakiau, kad neapsimoka už 30 eit. 100. Tai 3000, galvoju, paskaičiau, kad night. Bet čia gal būtent, gal naktinis. Is the night one more expensive than the day one? Yeah. Per how much? Morning is better. Okay. Yeah, better. This price. Okay. And what's the difference between night shift and daytime? Night shift normally. Normal day is less people.
Less people. Friday, Saturday, and Sunday, Turkish people, Yeah. not less. Because they get the free entrance, yes. Oh my god. Tu, ačiū. 120. Nu, čia aš neapsižiūrėjau iš tikrųjų, kad... Ai, nu kažkaip 3000 galvoju žmogui. Neverčiau iš tikrųjų, nes nu, GPT parašė 3,5. Mapsuose rodo 29 eurai. Nu, tai apie ką čia blemba dabar? 60 eurų žmogui. Papuolėm vėl. Kokia nesąmonė. Visą laiką reikia tikrintis kainas. Šau. Bet tai belė kaip išbrungs dabar, ta Turkija mum palyginimui. Mes vakar žiauriai brangiai išsinuovom mašiną, pavyzdys. Už 85 ir 50 kuras. 130 eurų. Bet mes 6 valandas važiavom. 2 valandas tyrinėjom achujenus pastatus. Pusvalandis laiko mes nusileidom į tunelius pažiūrėti į vandenį. Į krūvą žmonių ir vandenį. Žiauru, negaliu patikėti. Nu, o. Visai gražiai atrodo tokia gatvelė. Kaip per kalėdas jaučiuosi. Tik kad dovanų negavau, iš manęs atėjo dovanas. Spalvotas, fainas miestukas. Daug maisto nuotraukų. Daug visokių jau jums matytų suvenyrų. Pip, pip, pip. Mane irgi mažą apgaudinėdavo su šitais tadais. A, šitas. Įsikeis galvoju, gal biškį reikia. Kas per pinigas. Atrodo, kad labai rich esi už tiek. Nu, Indonezijoje šiaip milijonierius. Įsikeitė kokius 300, gauni ten kokius 4 milijonus, man atrodo. Net juokas paima, kai taip... Nu, realiai. Tau taip skaičiuoja pačkiam, žinai, duoda ir taip, o, galvoju, gerai. Bet jie ir turi kupiūras stambesnės, nu, tavasme, kad yra kupiūra, kur lemas. Ar nėra tokios? Nežinau, bet jų apyvartų nėra gal. Kur yra barai po tiltu, kurias galime praseit. O, laivai plaukia, o čia bariukai. Nu, žiūriu, nu, kad čia bariukai, žinai, tai geriau varom į tą street foodą pasižiūrėti. Iki street foodo, kur tėvukas nori paliekti, per Google Mapsus netrodo, kad reikia su laivu plaukti. Gerai, savo, plaukiam. Sakau, nebus čia, kad belia kiek nuims. Ne, tai čia kaip toks taksas. Turkijoje esam. Primenu. 6 or 600? Hat. Nieko neparodė. 2,19? Numeris yra laivo, ar nuplukdys mūsų negyvenant salą kokią? Nu. Išbandysim ir tokią pramogą, taigi laivų tai turim plaukti. Jau Turkijoje išleidom daugiausiai negu šios šalyse. Kol kas turim 301 eurą. Fosforo sąsiauris, jungiantis Aziją ir jungiantis Europą, bet Turkiją abu. Biški nešioja čia vaikštant. Paliekam Europą, už kelių minučių būsim Azijai. Realiai jo. Nu, prasiplukdam dabar su autobusu, dabar eisim iki street food miestelį. Žingsnių turim nuimtų 21 000. Ir mes dar toli nuo namų, reikės grįžti. Labai galimai bus virš 25, tai tikrai. O ar daugiau? Nežinau. Pala, tai čia būtent ta vieta yra, kur tu norėjai atvaryti, ne? Jo, dar ne. Jo, dar ne, ar jo? To aš žiūriu, kur eit. Supratau. Nieks čia nestoja visiems pažiūrėti. Hey, we are looking for Kadikoy market. Market and finish, and here is 9 o'clock is finish. Ah. Open 24 hours. Okay, what they need? Just some street food. Okay, here. Finish the street. Okay. Mhm. Finish the street and left. Go in 200 meters. I have an open market. Aha. Yeah.
Okay, Thank you. Yes, finish on street and left. okay, thank you. Thank you. Looking and left, okay? Yeah. 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 Tai rašo 24 valandas atidarytas. Nu tai būna, žinai, mapsuose, kaip būna rašo kartais. Hello. Sorry, question. Is there anywhere to try Turkish meats, street food, still open at this hour? Go. Yeah. Left. Left. Yes. Down straight and left? Go left. Right. 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 Okay. Okay. Thank you. Taip kaip aš sako, eik tiesiai ir suk į kairę. Ja. Bet tai čia jau sudarė viskas irgi. Jo, jau tvarkos. Man atrodo, jau per vėlų čia, žinok, tokiu metu. Aha. Gal dar kas nors dirbs, netyčia. Va, čia matau, mėsos ženkliukas yra, nežinau, gal dirbs. Hello, sorry, you still work or no? What? You still work? Yeah. Kokorec yra tie. Jo. Kokorec is the Turkish meat, right? Turkish meat. Okay, so I just want to try what you recommend. Kiek čia dabar? Štuka. Štuka. Ragausime keisto patiekalo, kokoreč vadinasi. Tai yra ėrienos žarnos, sumaišytos su prieskoniais, sukapotos ir gali patiekta būti į kažkokią donelę su kečupu, su svogūnais, galima be nieko, tai va, bandysim gal vieną tokį variantą paragauti. Ir siūloma prie jo gerti airaną, tai to pačiu ir ragausime airaną. Airanas, kaip žinote, yra jogurto gėrimas. Thank you. You're welcome. Thank you. Thank you, good night. Tas man tai patinka. Čia kefyras jaučiu toks, ne, labiau panašiai. Nu, jisai skiestas yra, skiestas toksai surus jogurtas. Šiaip tai, kai žiūrėjau sudėtį, tai yra jogurtas, vanduo, druska. Man tai jisai labai patinka, pavyzdžiui, nu, atsigerto taip vasarą. Nu jo, toksai skanu. Sūdytas kefyras. Jo. O ką šitas tavo šneka? Niekad neragautas, toksai skonis įdomus. Rimtai? Jaučiasi šiek tiek ėriena, poskonis. Kvapo nėra. Jauti, kad kažkokias, kaip ir žarnas valgai, jo, nu, tokios jos būna biški traška tokios. Jo. Tokios kaip kalmaras, ne? Nu, Nėra, kad kaip mėsa, kad valgai ir tipo kandi ir sukramti normaliai. Truputį tarp dantų pasimuisto. Bet šiaip skanus daiktas, ką žinau. Man irgi. Hello. Okay, yeah. Hello. The pacha soup? Two kelle pacha. Maybe one and another one for your recommendation? But it's big, yeah? It's a bowl. Yes. Big. Small, big. So we want to taste one the soup and another anything. What would you recommend? İyi olan diyor atom. Čia jie nesumūnų išneka. Matiko? İçinden kelle paça. İyi tamam orası tamam da ikinci dediğini anlayamadım tam. Dar viena. Pakvies. Yok Rus değil ya. Beraber. From Lithuania. Abi pardon. Galvoju, nu reikia šitiem pasiūlyti, ką nors gal. Hello, good, how are you? We want to try the helepacha soup. Helepacha soup? Yeah, and something else, what would you recommend? What is like Turkey, I don't know, your restaurant special, whatever. Okay. My favorite is, do you like chicken? Yeah, chicken's good. This. This is chicken soup, chicken and vegetable soup. Yeah. It's good. Aha, bet nebūtinai sriubą galima, gal kokius nors... It doesn't have to be a soup, but this is okay, but it doesn't have to be a soup for the second thing. It's nothing different. Kelle paça? Helepacha and... Okay. Yeah. Tamam abi bir tane tam kelle paça. Thank you. 2 small soups. Salat? Aha. Thank you. Česnako ir spicy prieskoniai. Okay. Ilgai verdama avies galva ir avies kojos, kol jinai visa sutrištėja. Tada įdedama prieskonių, pagardinama, pavyzdžiui, česnako, po pagirių labai gera sriuba yra ir jie valgo iš tikrųjų vietiniai prie vėlai vakare arba anksti ryte. Pakankamai gero skonio. Kadangi man sriubos patinka, tai man tinka.
9 užtenka, tikrai skanu. Pas mane tai niekas special, pas mane tiesiog va sriubytė su vištiena kažką, bet mano tai labai skani. Skani sriuba. Čia maža porcija. Jo, čia maža porcija, beje. Jeigu kas norės, va, baro pavadinimas ant sienos matosi, atvažiuokit paragauti. Kur sėdi už kasos, yra paveldėtojas arba šeimininkas už to viso restorano, nes viršui. Šiaip gali būti, kad viršui jis jaunas, bet va iki dabar dar dirba. Hello. We are there. Thank you. Thank you. Good. Čia aš klystu, ar čia koks 15 eurų? Tu arklys? Kas yra? Tu arklys? Aš tai ne. Okay, open YouTube. Va bene. Ruski? No, What you from? Spanish only. Well, I'm from Lithuania. Sergio Ramos, Lucas Vasquez. كاسية. هذا حطنا احنا نشوف. This 2 weeks from now. تمام حط هذا مشان احنا نشوفه اوكي؟ Okay. Okay. Ar ne, paklausim tavo. Hello. Yeni Kapi. Here? Thank you. Žiūrėk. Nu. Gerai, sėsti. Bet tu net nepalėtė jas. Ne. Šildomos sėdynės ir nugara šildoma. Nu, atsisės prie mačytės ten priekį pavadys. Nu. Jautė, ne? Ir nugara. O, blogas, iškart matau, matai? Neapsigaunu aš. Pusė velnio. Hello. Hello. Yeah? Nu ką, grįžom. Šutinsim mėgot, aš dar turiu medžiagą biškį perkelt. Starlinkas dėja neveikia Turkijai, neatsimenu nors sakiau. Tai rytoj varysim į kelionę su autobusu, neatsimenu kokį miestą, Riza, Rasa. Tai 22 valandas su autobusu. Tiek nevažiavom, važiavom daugiausiai 16 su persėdamu, o čia 22 bus. Crazy, tikrai. Labas rytas. Vakar žiauriai sunku buvo perkelti medžiagą. Smiginėjau. Nu, pažiūrėkit, kaip miega Lukas. Nu, bet perkeliau, kadangi bus ilgai autobusą, tai reikės jau ir pamontuoti kažkiek iš tų 22 valandų. Už geros valandos ir 10 minučių mes išvykstame į Hopą, iš kurio po to keliausime į Gruziją. 9 laipsniai jau 10 rytą ir vėjo nėra, tai tas labai padeda. Bet kai kurie autobusai, tai jie nestoja, jeigu tu nepaspaudai mygtukų. Atrodo, ne savo statelį buvo sustojęs, pirmą ir juos nepravažiavom statelės, nu toksai šalabam bam bum. O, mečetė dar vieną. Žiūrėjau, gerai jas atrodo. Tokias didingas. Salat, please. Salat. En cappuccino. One cappuccino. Šitas? Jisai žemynį, podrumą. Esame autobuse jau. Viskas gerai. 20 valandų važiavimas tik tai. Kol kas autobusas puštuštis. Vėliau turbūt daugiau bus žmonių. Prie pat miega kūdikis su mama. 31 sustojimas bus. Tik 31 sustojimas. Nei daug, nei mažai. 1234 kilometrai. Tai čia kaip iki 2 kartus pirmyn gal nuo Vilniaus Klaipėdos. Savo noru. Bet dar ilgiau važiuosim jau. Prie manęs vairuotojas sako, užsidėk batus. Tapsime, mano kojos dabar šviežiausios yra. Ir mes padus įsiplojam, aš nenoriu, kad man vėl suštų kojas. Esmė tokia, aš noriu būti be batų. Ir man neleido būti be batų. Esu liūdna šiuo metu. Čia už lango yra Bosforo sąsiauris, kur jungia 2 žemynus Europą ir Aziją. Ir
Nuo šiol persikėlėm į Aziją ir tęsėm mūsų kelionę autobusu toliau. Norėjau Europą greičiau pravaryti, pravarėm pagaliau savaitę laiko. Šiandien yra 7 diena, tarp kitko, tai per lygiai savaitę. Tai va, bet negali sakyti, kad pusiaukelė, nes Azija daug didesnė už Europą. Bet iš Turkijos dar irgi neišvažiuojam. Dar Turkijoje nusimato veiklos. Baget. Labai įdomi, mes jau kaip pirkom bilietus, reikėjo pasirinkti ar vyras ar moteris esi. Rodo, kur sėdi moteris, kur sėdi vyras. Nežinau kodėl. Vėl žiūri į mano batus, nes jos pusiau užsidėjęs esu nepilnai. Užsidėjau pusę batų. Nu, kad palikti vis tiek, žinai, tarp. Bičas ateina po dar poros valandų, pasadina mane į priekį. Spėkit ką? Aš vis tiek neužsidėjęs pilnai batų. Tik dabar labiau nepatogiai montuoju video. Matau, kad aš jam labai nepatinku. Tai stengsiuosi palaikyti tą vaibas. O kai tėvukas baisų kozį ir sugalvojo, sako, tiesiog išauk tapkės. Aš tą ir padarysiu. Tai stoteliai į Tulką nuėjom, išausiu tapkenzus. Cracks. No. Another crack. No. Tai gal jūs išpakuoti reikia dar? Pasimsiu vieną kokonat. Šitas geriau atrodo iš tikrųjų. Čia kaip snygeris panašiai. Kažkas tokio jo. Va, tokį, ne? Supratau vieną, kad autobusam nereikia sturdėti. Įsitrauksim apie kenzus. Bus rami galva, sakėm. Tikrina nuo narkotikų. Šuniukas ateina. Labas. Yapmaz ama sen de hiç korkma sana kesinlikle. Kai kietai. Pas kažką nori liptis. Turkijos gamta. Sustojom. Man davė prižiūrėti kūrikį. Jaučiuos tėtis. Visai norėčiau dabar juo būt, atrodo, kad labai patogiai miega. Thank you. Sugar? No need, thank you. Truputį pamontavau, tada smigau, nes belia kaip norėjau miego ir dabar toliau išpamontuosim. Ir kai norės miego, vėl smėgsiu greičiausiai. Nu, tai dar nepusiaukėlė, žodžiu. Ir dar visą naktį važiuosim. Nu, bet nieko, jau realiai pusę. Pusę praėjo, 10 valandų beliko, tai čia, kaip sakoma, vienas juokas. Dramblys trinasi į medį, matai? Pliam, pagalvojau, kad tikras sekundės eina, sa. Jau galvojau, jau beveik apsidžiaugiau, žinok. Mes turėtume pamatyti, galvoju, dramblę, net ten kokiam Tailandė vis tiek. Manau, kad tai. Bando autobusą pastum, bet niekaip nesistumė. Greičiau važiuoti. Hop, hop. Super, super. Ir šaliukas. 1, 2, 3. Žaisliukai. Nu tai budrumą patikrinau. Numečiau tėvukui kamuolį, iš karto visą šaiką pasikūrė. Visi šitą tinklinuką žaidžia. Arkadaşlar burada oynamayalım ya. Size zahmet. Nebeleido. Atėjo, karočiai, išvaro vėl iš galo, sako, noriu atsigulti, aš čia mėgot. Eik mėgot. Žodžiu, tas bičas, tas pats bičas, kuris prašė, kad aš nusimčiau, užsidėčiau sorry batus. Jis mane buvo išvaręs iš galo, ten geras, kas leidau ten moterį su kūdikiu. Tai all good. Bet dabar išėjo ta moteris.
po 11 valandų. Tas bučius atėjo, nes aš atsisėdau vėl į galą šalia savo tėčio. Ir jis sako man, pyzdink, aš noriu mėgot, nes man šitas 4 vietas dabar gulėti. Eik ten į priekį. Eik, pasakau šiam. Atsisėdau, ten pat prisidėjau ir sakau, aš čia sėdėsiu. Ir nieko neįsiu. Pisties, nu. Dar pasirinkam specialiai vietas gale, nes mums reikia vietos, taip panašiai. Stardesas. Tarsi, kaip nereikia žinokit autobusams stardesą, tai... Wow. Nein? Bus, taxi, what? Bus. Car? No bus. No. Visi dar čia gyvasi. Vairuotojai, žinai, atsibašliavo. Ar? Šalia čia tam čia. Pasidarimo. Čia. Paėmiau ir bilietus ir nakvynę. Esam prie Gruzijos ar Sakartvelo sienos. Einam vėl pasitikrinti savo daiktus. Čia yra mano pirmoji šalis Azijoje, arba tiksliau ne Europoje, kurioje dar nesu buvęs. Ir esu pirmą kartą šitoj kelionėje. Kas čia vyksta? Aš galvoju, kad ten. Ja. Nu, visai gražu, žiūrėkit. Ką? Ant pajūrio kranto, va. Border control. Ar Gruzija, ar Sakartvelas? Nes abu pavadinimai kaip ir galimi. Tai mes nusprendėm gal sakyti Sakartvelas, nes gražiau skamba. Ir kad nesigruzint per daug. Bet gali išsprūsti ir Gruzija. Gali išsprūsti ir Gruzija. Reikės tada dar reziumuoti mums Turkiją. Mes nepadarėm to. Nu tai jo, užtruko 20 valandų autobusu. Ieškojo, kur dėt. Ai, uždėjo čia, per vidurį. Pas mane va, pirmas. Mūsų autobusas ir labai užkimštos visos fūros. Okei. Ot? Kas yra? Nori, kad cigarečių bloką vieną pranešti. Nu, vieną galima. Ai. Paklausiau pas ją, kaip jie painiau, kai jie sodina, ar gruzinais, ar sakartvelais, jis sakė sakartvelais painiau. Kokias cigaretės perka? Lieder. Nu, vienu žodžiu, ne savo pardavimui. Čia nusiperka duty free arba gal parduoda. Welcome to Georgia. Sakė, mėnesį laiko nesivežti daugiau cigarečių. Į Gruziją, Sakartvelą. Oba! Sakartvelą! Šiaip tai fainai, gaivu, krapnoja. Mažiau lyja biškį negu toj pusėje. Ja, yra momentas. Aš nematęs tiek daug spalvotų skaičių vienoje vietoje. Jaučiuosi kaip kazinkiai. Muitinės pastatas, toksai visas tarpsienio. Nu, vieta labai graži, aplinkui kalnai ir jūra, jis mato čia. Tai padalinta iš 3, tai tas pasigaunas. Vaši dengi. Sako, o kokį telefonai, sako, visis šias. Geras telefonas, sako, jo. Pas mane S24. Koks čia sako, S26? O, geras. Kiekina. Tai šiandien pasakiau, kad ne, mums davė telefonus, nemokamai darome reklamą. Ne. Kamera, хорош. Kamera? Хорошая kamera. Хорошая kamera. Kiek tai artimas ta kamera mūsų? Same. O, lietuvą.
Same. 100. 100. As well. Same. Tas bičiukas tai yra grinai toksai, kur Samsungo iš žmogaus neišvarys. Žinai? Autobuse sėdė žmogus priešais dar. Visiškai su juo nebendravom nieko. Išsitraukė jis bandelę ir man pasiūlė. Tai svetingi atrodo labai gal kas gruzinai. Sakartvelinai. Kaip pavadinti jas? Sakartvelai. Ten tai paskendė rūkė, tas visas kalnas. Toks atrodo pramoninis dabar rajonas, kur esam. Bet šiaip buvo toks vienas, kur gražus ir po to šiaip kaimas, tai viskas viename mieste atrodo. Nu ir labai daug statybų, daugiabučių ir didelių svarbiausiai čia. Ir senų pastatų. Ir senų namukų, jo. Сколько людей живет в Батуми? Раньше 370 было, а сейчас я не знаю. 370 тысяч? Да. Где можно вкусно покушать грузинской кухни или... Ну там много ресторанов вместе, да, где Афганистан? Ага. Там много ресторанов. 2, 3, 4 ресторана там. Там много ресторанов, дуют риски туристов. Ты нахуй, пидорас, блядь. Я думал, скоро я, блядь. Šitą jau ir aš supratau. А что, не нравится полиция? Гондоны они все. А что там за здание, где там шар большой? А это Азбука, говорит, там ресторан наверху свет. Это где Алинино, там рядом. Это. Там бульвар, да, чтобы отдыхать делать. Здесь пиздец, блядь, узкие эти улицы. Я supratau šitą, kad siauras gatvės. Спасибо. Там прямо пройдешь, направо, везде ресторан, там арабский, турецкий. Спасибо, хорошего дня вам. Спасибо. До свидания. До свидания, спасибо. Labas. Pusrytukai va tokie, salatytė su vištiena ir kakava. Ir kaip? Nesaldi visiškai? Nu, tokia be cukraus. Skaniai? Bum! Va tokios salatykės, vištiena, agurkiukai, sėklytės, ir paprikį, pomidoriukai. Jau galima valgyti? Ja, gali valgyti jo. Ačiū. Skanaus. Kol valgom, patiko Turkijai, norėtum gyventi? Ne. Kodėl ne? Užsieniečių bando išmelžti kiek gali daugiau. Įkyrus. Pasirodė irgi. Daug lietuvių būna atostogauti ir patys buvo, ar girdėjot, kad jau tokie yra. Čia tik tai atskristi su lėktuvas, jeigu su persėdimu nakvynė kažkokia, tai gali pabūti tada. Arba vakarą praleisti, pavalgyti, maistas skanus. Maistas taip, labai skanus, maistas viskas gerai. Bet šiaip tai apžiūrėti irgi yra ką, tikrai. Ir už labai brangiai galima apžiūrėti kai ką. Ko tikėsi iš Gruzijos? Gražu turėtų būti ir miestuose gražu turėtų būti. Ir kalnai gražus, jo. Nu ir mes turim sumą. 500 viršė mane. Jo. 518 eurų. Per 2 dienas. Na gerai, autobusai sudėjo beveik 200 ten, tie du. Bet ir spa, pavadininis 120. Nu tai 108 betų būt. Tai dar žinai, bet tai blogai gal. Ir šuniukas, ir bokštas, viskas yra. Tiesiog va. Apžvalgos ratas pačiam pastate. Jeigu neklystu, šitą aikštę vadinasi Pizza Square. Visai gražu. Visai gražu čia. Mergaitės berniukai kažkokie ant vidurio. Jau pas jos žydi magnolijos. Viskas kaip ir fainai, tik gaila, kad oras prastesnis. A, ne, čia mokykla ir yra. Visi vaikai iš mokyklos eina. O, va tėvuks atvažiavo pasimti su tokį. Galima šachmatais pažaisti parke, jo. Ir baigia net nušydėti. Bet tai čia realiai, nu, kitokia gamta atrodo. Tipo, žiūri
Nu ir medis tai tikrai ne iš čia. Čia belekai gražus parkas. Jeigu dar saulytė šviestų. Fake tripui tai čia baisiai tektų. Va tokie pastatai. Tai kai gerumo. Į S. Į dangorės. Tai sakyčiau visai gerai taip jau. Sumušta vargšelė. Išsileidus netgi. Mama, aš labai norėčiau į Dubajų pažiūrėti Burj Khalifa. Ir mama sako, sūnau, turim Burj Khalifa namie. Prieisime toj Ali ir Nino skulptūrą. Tai judanti 7 metrų skulptūra vyras ir moteris, kurie kas kelias minutės susijungia ir vėl išsiskiria. Jie simbolizuoja meilę ir skirtingų kultūrų susijungimą. Visi šunys subėgo paskui šitos žmonės. Arba čia jų šunys, nežinau. Bet jie irgi iš galo labai bėga paskui. Labas. O, ir kaktusai pas juos auga. Vienoks, ten kitoks. Prie Juodosios jūros esam, tai reikia nors ranką įkišti vandenuką. Belekiek ilgai laukiu. Belekiek. Kol apsisuks. Sakė 3 minutės, bet aš jau žinau, kad 10 minučių minimum. Pažiūrėkit, toksai paukščiukas. Opa, nuka. Juodoji jūra. Ups. Oi, biškį. Man šlapia, biškį, ir jau šalta iš tikrųjų. Bet jau tuoj. Jau pripat. Jau, gerai. Čia užteks ateik. No fucking way. No fucking way. Net pačios susijungi mane nufilmavo. Aš juokauju gal. Juodą šunį ištraukė iš šios jūros. Ant batų užpylė. Labas, draugas. Kur mes eisim? Lydimus. Jie tu neįkris šunių tik tai gerai. Vardą neturi. Reikėtų duoti vardą jam. Gal koks Alžyras? Rudis? Rudikas. Bet jis juodis. Armėniškas vardas yra Rudikas. Aš vienu armėnu bendrauju, kur batus taiso, labai fainas. Ir dar vienas armėnas daro mėsą, atsimeni, pirkdavai. Čia tas pats, va. Kur batus taiso, bet jisai ruošia šašlyką. Nu, labai skani mėsa. Čia karmė labai gyvena. Jeigu ką kontaktus bus galima atsiųsti. Jo, ką parašykite tėvukai mano apie Instagramą. Jezu, kur tu eisi su mumis? Ječiau. Ir aš nesprantu, kaip gali, kad tik katės labiau patik negu šunis. Tiek laivas gerai atrodo, tiek žvejai visi, kurie sėdi čia ant kampo. Žvejoja, Jo. kuriai vietoj. Jo, yra žuvytės. Visai gaudo čia. Eik šuniuk suvalgyk žuvytės. Keliausi toliau? Jėtu, aš negaliu. Nu, mes tai norim užeiti paragauti chinkalių. O ką dabar su tavim daryti, bičiukas? Ne. O čia, ble. Jis ir atsisėdo. Tėtis draugų jau susirado iš Kazakstano. Gyvenimas, kai nesupranti rusų. Sestovas. C-E-S. Duma. Gerai? Iš Kazakstano žmonės keliauja irgi lėktuvai, sakė, traukiniais kartais. Tai jo, sako, čia jūs porą dienų važiuosit per Kazakstaną, taip su tais traukiniais tenai, pasakė, kur nuvažiuoti, kaip nuvažiuoti. Ten netoli visai, 200 km tenai, sako. Ten visai netoli. Aš jas buvau parašęs po pirmo epizodo. Čia valgot ir valgot vien tik tai. Nieko daugiau atrodo neveikia. Ir dabar žiūrėk, kaip dar valgau. Va tokį va, avieniuką, šašlyką su ryžiais kažkokiais. Mevlana El Madina. Va, Mevlana restaurant. Žinau, kad dar šitų nediragavom, bet čia viskas buvo, ir prieš tai bengiai.
banger. Labai skanu. Labai. Man viskas 10 iš 10. Nu, man Boltą įstoti, tai 8 jų pinigai. Mes užtrukom 40 minučių kažkur. Ir šuniukas va čia guli, laukia. Lyja, tegu lyja. So I have these tickets. Last one. Yeah. Thank you. Pėjome traukinį, kuris važiuoja į Tbilisį. Važiuosime 4,5, ne? 4 taškus, jo. Tai va, būsim vakare ir eisim pamiegoti. Užvakar realiai pradėjom šitą epizodą. Puikus momentas pabaigti. Tai susimatysim kitam, jau varysim į Tbilisį. Dear passengers, the next station will be Kabuleti.